jau tas žmogus šiek tiek pažįsta, kaip atrodo internetinė bankininkystė ir panašiai, bet lygiai taip pat Rita pasakė, jau užbėgau už akių, kad esam turėję patirtį, kada nebuvo mūsų banko klientų, bet kažkaip mums vis tik pavyko, nes iš tiesų stebuklas ar nestebuklas, bet tiesa yra tokia labai paprasta. Visų tas pagrindinis interneto banko puslapis arba veidas labai dažnai atrodo tikrai labai panašiai, arba logika yra ta pati, todėl išmanant vieną tikrai nėra labai sudėtinga pereiti prie kitų. Tai žinau, kad čia šiandien dieną yra susijungę ne tik pensinio amžiaus žmonės, bet yra susijungę ir iš įvairių bibliotekų asmenys, kurie tikrai žinau, kad kartais susiduria ir turi padėti ateinantiems pas juos svečiams naudotis banko paslaugom. Tai aš labai tikiuosi, kad jums bus šis pranešimas naudingas. Tikrai klauskit klausimų, aš labai ilgai ruošiuosi nekalbėti, turėčiau užtrukti iki 30 minučių, tai aš manau tikrai turėsim laiko ir erdvės atsakyti tos klausimus, kurie galbūt jums kyla, kuriuos galėsiu atsakyti. Galbūt kažkas iš asmeninių finansų valdymo pusės jums bus įdomu. Tai visi klausimai yra reikalingi ir jeigu jūs jį turit, vadinasi, jis yra jums labai svarbus. Dabar atliksiu sudėtingiausią dalį, pabandysiu pasidalinti ekranu ir jūs man tik pasakykite kažkas, ar jūs jį matote. Ir jei kažkas turėsit klausimą, tai aš jau jūsų nebematau. Ar matot mano ekraną? Viskas gerai. Viskas gerai, viską matot, tai jeigu turėsit klausimų, tai aš jūsų nematau, tai tiesiog jeigu pakelsite ranką, tai tada paprašysiu tiesiog, kad kažkas panaviguotumėt ir pagarsintumėt man, pertraukit mane ir sakykit, Sigita, čia yra klausimas, bet idealiu atveju, jeigu būtų galima tos klausimus gauti pačioje pabaigoje, būtų turbūt daug paprasčiau. Tai temą pavadinom kaip efektyviai valdyti pinigus banko sąskaitoje ir tas efektyviai turbūt dar gal netgi pridėčiau ir saugiai arba dar pridėčiau, kaip visą tai daryti ir valdyti be banko darbuotojo įsitraukimo. Ir iš tiesų šiandien dieną šita situacija tikrai yra labai aktuali, nes labai daug, praktiškai didžioji dalis paslaugų, tai yra to, ko reikia žmogui, to, ko reikia banko klientui, jie pasidaro patys ir mes patys pastebim iš savo statistikos, kad iš esmės 2,5 karto dažniau klientus mes aptarnaujam per nuotolį, tai yra laiškų, skambučių formatu, negu skyriuose. Tai skyrius iš tiesų, nors mes ir labai laukiam ir labai mylim klientus, bet vis tik į skyrių jų vis kuo toliau, tuo ateina vis mažiau, nes visi supranta, kad didžiąją dalį bankininkystės paslaugų jie gali pasidaryti patys. Todėl mano šiandien yra tikslas pereiti per pagrindinės funkcijas ir parodyti, kokie dažniausiai gali kilti klausimai ir kokias operacijas dažniausiai naudojamas jūs galėtumėt pasidaryti patys per nuotolį, neatėjus į banko skyrių fiziškai. Tai tam, kad jūs iš esmės galėtumėt prieiti prie savo pinigų, prie savo banko sąskaitos, jums reikia turėti vieną iš šių kanalų. Aišku, dažniausiai tai žmonės naudoja abu kanalus, tai yra arba naudoti interneto banką, reiškia prisijungiam prie banko per nuorodą sep.lt, tai per kompiuterį, tai gali būti ir planšetė naudojama, arba kitas kelias, kur yra dar greitesnis ir paprastesnis prisijungimas prie banko ir atlikimas tam tikrų operacijų, tai yra naudojama mobili programėlė, jau girdėjau, ten buvo paminėtas toks žodis appsai, tai tiesiog mobiliosios programėlės, kurias galima atsisiųsti arba iš Google Play, arba iš Apple Store parduotuvių, priklausomai nuo to, kokį telefoną jūs naudojate. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs ar bent vieną, ar bent kitą kanalą jau tikrai turite, nes sekantis žingsnis, kurį svarbu žinoti ir irgi jeigu jau naudojatės interneto banko paslaugomis, svarbu žinoti, kad šiandien dienai prie interneto banko ar mobilios programėlės galima jungtis keliais būdais ir turint vieną iš šitų priemonių. Tai turbūt tokia, sakyčiau, pati populiariausia, nes yra nemokama ir dažniausiai naudojama visur, tai yra Smart ID programėlė, gal ir teko susidurti, gal ir bandėte susidiegti, iš tiesų jinai tikrai tobulėja, praktiškai ją susidiegti gali visi patys, naudojant biometrinius duomenis, tai jums kartais net nereikia ateiti nei į banko skyrių, kad kažkas padėtų tą padaryti, galima turint pasą ar tapatybės kortelę pasidaryti viską namuose ir jinai visiškai nieko nekainuoja. Kitas kelias, lygiai taip pat galima jungtis prie banko naudojant mobilų parašą. Mobilų parašą, tokią priemonę prisijungimo suteikia mobiliojo ryšio operatorius. Jis, aišku, tai gali būti, nežinau, Telia, tai gali būti Tele2, tai gali būti Bitė.
ir jie taiko tam tikrus įkainius priklausomai nuo jūsų pasirinkto plano, todėl mes tų įkainių nežinom, kiekvienas galit pasitikrinti pas savo ryšio operatorių, ką mokate už telefoną, tiesiog jie galėtų jums atsakyti, kiek tai kainuoja, bet tai irgi yra būdas prisijungti prie interneto banko ir lygiai taip pat validus ir tinkamas naudoti. Na ir trečias būdas, kuris turbūt labiau pažįstamas dar anksčiau, buvo tokios vadinamos slaptažodžių kortelės, kur turbūt jums visai buvo pažįstamas, jau jų labai senai nebėra, bet dar turime likusius kodų generatorius. Tai yra tokia fizinė priemonė, pultelis, kuri išduodamas yra banko skyriuje. Tas pultelis, jisai kainuoja, jis yra mokamas ir jis yra tiesiog su tokiais smulkiais skaičiukais, kuriuos reikia suvesti. Dažniausiai kodų generatorius vis dar mėgsta vyresnio amžiaus žmonės, kad jie galbūt jaučiasi kažkaip saugiau, kad turi priemonę, kur gali kažką suspaudyti, tiesiog jam yra toks galbūt saugesnis būdas, arba naudojasi žmonės, kurie galbūt dažnai būna išvykę į užsienį ir tokiu būdu nori pasinaudoti. Nors tiek su Smart ID, tiek su mobiliu parašu užsienyje lygiai taip pat galima naudotis. Tai lygiai taip pat gali turėti ir kelias priemonės, tai irgi labai svarbu žinoti, kad aš galiu jungtis tiek su viena, tiek su kita, tiek su trečia priemonė, yra visiškai nesvarbu, aš galiu turėti jas visas. Ir kartais, jeigu kalbėti apie tą efektyvų valdymą, tam, kad vis tiek tai yra tiekėjai, tam tikrom priemonėm yra reikalingas internetas, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkas taip jau nutiktų ir negalėtumėt su viena priemonė prisijungti, būtų kažkokie sutrikimai, jūs turite kitą priemonę, su kuria galite prisijungti prie banko ir taip išspręsti greičiau savo problemą. Tai kartais tikrai yra labai pravartu turėti net ir keletą variantų, kaip prisijungti prie savo banko. Dabar, kada jūs jungiatės prie savo banko, visą laiką, nesvarbu, kurią jūs priemonę naudotumėt, visuomet PIN kodai yra 2. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai sulaukiu dažnai tokių klausimų. Tai ką reiškia? Tai o kaip atskirti, kada vesti PIN 1, kada vesti PIN 2? Tai ką čia reiškia? O kuo jie čia skiriasi? Nežinau, labai dažnai tikrai tokie klausimai atkeliauja iki mūsų. Tai mano šitos skaidrės tikslas jums yra ir paaiškinti, kuo jie skiriasi. Tai labai paprastai tariant, PIN 1 tai yra skirtas jūsų tapatybei patvirtinti ir prisijungti. Kitaip tariant, tai yra kaip namų raktai, su kuriais jūs atrakinate namų duris ir jūs užeinate į namus. Ne? Tai yra lygiai tas pats kaip raktas. Neturint PIN 1, aš negaliu užeiti. Negaliu pradėti kažkokių veiksmų daryti. Bet tai, kad jūs naudojate PIN 1, kad kažkas galbūt, jeigu žinotų jūsų PIN 1, užeitų į jūsų, namus ar jūsų interneto banko tą pagrindinę paskyrą, tai dar nieko nereiškia. PIN 2 yra tas labai svarbus, jis dažniausiai būna ilgesnis, dažniausiai yra šiek tiek iš daugiau skaičių sudarytas, jis atitinka jūsų parašą. Arba jeigu taip jau dar vaizdžiau pavardinti, tai yra tarsi raktas jau nuo seifo. Jeigu PIN 1 yra tam, kad atrakintų tiesiog tas pirmasias duris ir jūs galėtumėte užeiti, tai PIN 2 jau yra jūsų parašas ir jau jūsų grinai prieiga, pavadinkim tai, prie jūsų pinigų. Tai kitaip tariant, jeigu jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat, kad jūs ateidavote į skyrių, tai skyriuje paduodate savo tapatybės kortelę ar pasą, tokiu būdu jūs atpažįsta. Tai čia tas pats, ką jūs pats darytumėte interneto banke, įvesdamas PIN 1, ne? Bet kada, pavyzdžiui, jūs, tarkim, sudarote terminuoto indėlio sutartį ir jums jau banko darbuotojas duoda pasirašyti, tai jau yra skaitmenoje, tai reiškia PIN 2 įvedimą, ar ne? Tai labai svarbu žinot, kad kai aš jau vedu, ar kai manęs jau prašo vesti PIN 2, dažniausiai taip ir rašo PIN 2, tai jau reiškia, kad aš šiuo atveju atlieku veiksmą, kuris, arba pervesiu kažkam pinigus, arba galbūt kažkokią sutartį sudarysiu, nes tai jau atitinka mano parašą. Tai tą labai svarbu atskirti ir labai kartais būna žmonės įsigąsta, tai kažkas pamatė mano PIN 1. Tai PIN 1 nėra dar tokia didžiulė, pavadinkim taip, blogybė, kad kažkas atskleidė jūsų tapatybę, galbūt sužinojo, kiek jūs turit pinigų, bet PIN 2 reikia saugoti ir ypatingai kiekvieną kartą, jeigu jau vedate PIN 2, visada būti tikru 100%, kad tai, ką jūs dabar darote, tai yra jūsų paprašytas veiksmas, jūs sutinkate su šituo pavedimu ir jūs ką tik norėjote tą pavedimą atlikti. Tokiu būdu jūs tikrai apsaugosit save. Čia surašėme tokias operacijas, kurias iš tikrųjų žinant,
į banko skyrių praktiškai nebelabai yra ko ir ateiti, nes iš tiesų tai yra turbūt dažniausiai užduodami klausimai arba dažniausiai tokios operacijos, kurias žmogus atlieka. Tai mes vadinam kasdieninę bankininkystę, kur dažniausiai kyla klausimai, kaip padaryti vienus ar kitus dalykus. Tai aš jų dabar neskaitysiu, bet jeigu, galiu galbūt ir perskaityti, gal nežinau, kaip jums gerai matosi mano tekstas, bet jeigu jūs jau, pavyzdžiui, dabar žinote, kad kiekvieną iš šitų klausimą galite atsakyti ir žinote, kaip skaitmeninėje erdvėje interneto banke ar per mobilę aplikaciją tos dalykus padaryti, tai aš jau noriu jūs pagirti ir pasveikinti, kad jūs jau esate tikrai skaitmeniškai pakankamai raštingi, kas yra susijęs su banko pagrindinėmis paslaugomis ir tikrai galite padėti ir savo galbūt ir artimai aplinkai, ar tose pačiose bibliotekose ir panašiai, nes jūs žino tikrai jau labai labai daug. Bet mes vis tiek juos labai greitai pereisim. Tai svarbu žinoti, aišku, kaip saugiai prisijungti, pakalbėsim. Svarbu yra žinoti, kaip atlikti mokėjimo pavedimą, tokio tai yra tikrai pakankamai paprasta operacija. Kaip pasitikrinti banko sąskaitos išrašą, labai dažnai susiduriam fiziškai skyriuose, kada ateina vyresnio amžiaus asmenys ir prašo tiesiog išrašo, vieni kaip saugo kiekvieno mėnesio išrašą, jiems patinka atsispausdinti, jį turėti, tai lygiai tą patį galima padaryti patiems neišėjus iš namų. Tada labai svarbu žmonėm būna, kaip aktyvuoti, užblokuoti mokėjimo kortelę, kaip sužinoti PIN kodą savo kortelės, kaip galbūt pametus, praradus ar šiaip užsisakyti naują kortelę. Tai visus šitos veiksmus lygiai taip pat irgi galima padaryti patiems. Korteles dažniausiai taip pat siunčiame į namus, ne tik mes, bet dažnai ir kiti bankai daro tą patį. Tada svarbu yra suprasti, kodėl man reikia tokio dalyko kaip paslaugų plano, kaip paslaugų paketo, kam jis yra reikalingas ir jeigu tikrai priimu sprendimą, kad reikalingas, kaip jį užsakyti. Na ir dažnai susidariam tikrai, kad seniorų būna dažnas klausimas apie tai, kaip pasidėti indėlį, kokios yra galimybės investuoti. Tai šiek tiek labai trumpai paliesim ir šitą dalį. Tai pirmas dalykas – prisijungimas. Ir čia aš labai norėčiau tokį, galbūt pasakyti iš saugumo pusės, aš tikiu, kad jūs turbūt turėjote daug tų saugumo įvairiausių mokymų, sukčiavimo atveju, kad kartais, kada jums atsiunčia žinutę arba atsiunčia laišką su kažkokia grasinančia informacija, na, kad jums yra pateikta bauda, kad jums yra galbūt kažkokia skola, siekiant jūs išgąsdinti ir jūs kažkaip paveikti. Ir dažniausiai tokiose žinutėse būna pridėta nuoroda, kurią reikia paspausti ir jūs tarsi, kai jūs tą nuorodą paspaudžiat, jūs atveda štai tokį puslapio langą. Atrodo visiškai viskas lyg ir tas pats, bet iš tiesų, jeigu mes spaudžiam iš tokių neaiškių žinučių, kuriuose yra kažkoks gąsdinantis elementas, dažniausiai būna sukurta tokio interneto banko, kokį pavyzdžiui Seb-bankas turi, tarsi kopiją. Ir iš tiesų jūs praktiškai vesdami į tą sukurtą netikrą puslapį, jūs suvedat visą savo svarbiausią informaciją ir tokiu būdu sukčiai gali iš jūsų sąskaitų pasisavinti pinigus. Todėl mano pirmas ir turbūt toks didžiausias patarimas yra toksai, kad kai jūs einate į savo interneto banką, nesvarbu ar tai būtų Seb-bankas ar bet kuris kitas Lietuvos bankas, visada naršyklėje, kai jūs atsidarote naršyklę, savo rankas suveskite www.seb.lt ar bet kuris bankas, kurį jūs naudojat. Niekada neikit per kažkokias skirtingas nuorodas. Ta darykite patys, jeigu jūs suvesit savo ranką, jūs būsite tikri ir garantuoti, kad jūs esate tikrame, oficialiame puslapyje. Nes labai labai svarbu skaityti būtent, kas naršyklėje parašyta, tų skirtingų adresų būna sukčiai sukuria tikrai labai daug. Tai esu peržiūrėjus nemažai ir kitų puslapių, kaip jie atrodo, tai dažniausiai visų, kad prisijungti prie interneto banko, jūs galite matyti štai dešinėje pusėje viršuje toks mėlynas meniu punktas interneto bankas. Tai kiti rašo prisijunkite, tai yra lygiai tas pats, tiesiog reikia surasti savo banko puslapyje štai šitą vietą ir bus per ją būtent galėsit prisijungti prie savo banko. Kai prisijungiat prie savo banko, dažniausiai visuomet atsidaro toks pagrindinis langas, tai yra, kur yra visa jūsų pagrindinė informacija. Tai yra, kiek jūs turit banko sąskaitų, kiek jūs turit kortelių, kokie yra likučiai ir galbūt kažkokia kita informacija priklausomai nuo to, kaip tas bankas susikūrė savo puslapį. Visada dažniausiai meniu, tai yra visa informacija, ką jūs norit padaryti, dabar bent jau dažnai yra rašoma štai kairėje pusėje, jūs matote tokią ilgą meniu juostą.
Ir pagal tai, ką man reikia atlikti banke, aš žiūriu į šitą kairiai pusėje esančią juostą ir skaitau. Tai jeigu dabar aš jums skaityčiau nuo viršaus, nežinau, kiek kas galite matyti, tai yra pagrindinis puslapis, reiškia pagrindinė informacija, yra kitas žodis mokėjimai, reiškia čia paspaudus aš galėsiu atlikti pavedimą, atlikti mokėjimą kažkam. Jeigu aš atsidarau sąskaitos, štai aš galiu matyti sąskaitos išrašą, paspaudžiu, paropnus ir matau datą, paspaudžiu rodyti ir man parodo visą išrašą. Man niekur eiti nereikia, man nereikia savo laiko gaišinti, aš viską galiu paprastai pamatyti. Lygiai taip pat galiu atskirai pamatyti savo banko sąskaitas, pasižiūrėti, kokie yra mano sąskaitų limitai, reiškia, kiek aš galiu pervesti per dieną, per mėnesį kokią sumą. Ir šitoje vietoje aš norėčiau šiek tiek sustoti, kas kalbant apie efektyvų finansų valdymą, labai dažnai mes pastebim, kad iš tiesų klientai turi vienintelę banko sąskaitą, kuri yra susijęta su kortele ir viskas. Ir daugiau jokių kažkokių papildomų sąskaitų nėra. Tai tikrai didžiulė rekomendacija yra nebijoti turėti daugiau banko sąskaitų, jos turint planus yra visiškai nemokamos, bet pinigus skaidyti į skirtingas sąskaitas. Visų pirmiausia, toje sąskaitoje, kurioje jūs laikote pinigus susietos su kortele, tai yra kur tie pinigai, kurie yra jūsų kortelėje, ten reikėtų pasilikti tik tiek pinigų, kiek jums reikia, nežinau, tą mėnesį ar tas porą savaičių, kaip dažnai jūs persivedate pinigus savo, tam, kad tiesiog jūs jaustumėtės visiškai saugus, nes visus kitus pinigus galima sudėti tiesiog į visiškai kitą banko sąskaitą, kuri neturėtų jokios prieigos prie kortelės. Tai reiškia, kad aš net jeigu ir pameščiau kortelę, jeigu net ir norėtų kažkokie blogi žmonės mano kortelę pasinaudoti, tai jie galėtų pasinaudoti tik tuo, kas yra, nežinau, tą mėnesį man buvo skirta, pavyzdžiui, arba atidėta. Kartais būna, kad žmonės susikuria daugiau tų sąskaitų ir tada turi dar tokį kitą problemą. Jie susikuria sąskaitas, tos sąskaitos, matot, atrodo taip negražiai ilgos, 20 ženklų ir tu nebesupranti, tai kuri sąskaita yra kuri. Jeigu dar sumos plius minus panašios, tai labai sunku atskirti, ar čia yra mano kortelės sąskaita, ar čia mano pensijos sąskaita, ar čia yra mano, nežinau, atlyginimo sąskaita, ar čia taupimo, kaupimo anūkams sąskaita, pavyzdžiui. Tai žmonės tikrai pasimeta. Tai jeigu jūs pamatysite dešiniai pusėje, yra meniu, ką jūs galite daryti. Jūs galite keisti limitus ir galite keisti sąskaitos pavadinimą. Tai mano didžiulė rekomendacija, pasikeiskit sąskaitų pavadinimus taip, kaip jums yra patogu. Jeigu tai yra jūsų pagrindinė kortelė, pasivadinkit mano, nežinau, maisto pagrindinė kortelė. Jeigu čia jūs taupot pinigus atostogoms, pasivadinkit, kad čia yra atostogoms skirti pinigai. Jeigu tai yra sąskaita, į kurią jūs gaunat pensiją, pasirašykit pensijos sąskaitą. Tai tiesiog jums bus labai labai patogu, jums niekad nebereikės sukti galvos, ką čia tie galiniai skaičiai reiškia, kuri sąskaita yra kuri. Ir tikrai skaidykit pinigus, nelaikykite visų savo pinigų vienoje vietoje, nes siaučiant sukčiams ir tikrai jiems tobulėjant, iš tiesų, kuo mes turėsim daugiau skirtingų sąskaitų, tai mes visų pirmiausia ir apsaugosim savo pinigus, o antra, tokiu būdu mes netgi ir galbūt daugiau galėsim sutaupyti pinigų, nes kai viskas yra vienoje vietoje, jų tarsi atrodo daugiau, tai dažniausiai daugiau norisi išleisti, nes atrodo, kad aš galiu daugiau. Kita dalis labai svarbi yra kortelė, nes iš esmės, jeigu kalbėti apie kasdieninę bankininkystę, tai kas yra klientui svarbu, kas yra žmogui svarbu. Jam yra svarbu, kad jis turėtų kortelę, su kuria jis gali atsiskaitinėti. Tai čia labai svarbu, kad šiandien dienai kortelės tikrai dažniausiai atkeliauja paštu į namus pagal jūsų pasirinktą adresą. Ir čia yra svarbu žinoti, kad kai jūs matote, čia yra ta pati, jeigu dabar žiūrėkite į tą vietą, kur kairėje pusėje yra ta visa meniu juosta, ir mes tiesiog keliavome žemiau, yra parašyta kortelės ir parašyta mano kortelės. Tai kai jūs paspaudžiate ant to žodžio mano kortelės, jums atsiveria langas, kur yra visos jūsų turimos kortelės. Pavyzdžiui, šiuo atveju šio kliento jis turi vieną kortelę, mylimiausią Mastercardą ir jis toje kortelėje čia rodytų, koks yra likutis, rodytų, iki kada ta kortelė galioja. Ir čia atsiranda, jeigu jinai dar nebūtų aktyvuota, tai čia būtų mygtukas aktyvuoti kortelę, šiuo atveju pavyzdyje jinai yra aktyvuota. Jūs galite šitą kortelę, pavyzdžiui, jeigu staiga pametėte tą kortelę, neberandat jos, kyla tada didžiulė įtampa, stresas, bandote skambinti į banką. Aišku, kaip visuomet tuo metu
reikia laukti ilgiau nei įprastai. Ir dažniausiai, kai kyla tas stresas, įtampa, visas tas laikas atrodo dar ilgesnis ir iš tikrųjų kyla daug nerimo, žmogus skuba bėga į banką, tai jums nieko daryti nereikia. Jeigu jūs jau neberandate kortelės ir jaučiate, kad galėjo, galbūt bijot, kad kažkas ją pasinaudos, jūs tiesiog paprastai per 30 sekundžių, kartais net ir dar greičiau galite prisijungti prie interneto banko ar per mobilią programėlę atsidaryti žodį mano kortelės ir paspausti žodį blokuoti kortelę. Paspausit blokuoti kortelę, jums iššoks langas, ar tikrai norit blokuoti, ir tada paprašys PIN 2. Tai reiškia, paprašys jau to antro jūsų PIN kodo, kuris yra jūsų parašas. Taip? Ir jūs tokiu būdu užblokuosit savo kortelę. Dar dažnai būna, kad mes šiandien dienai, ypač dabar labai padaugėja, kai žmonės naudoja bekontaktės korteles, tai reiškia, kad jiems labai dažnai nereikia vesti PIN kodo, jie tiesiog priliečia kortelę ir atsiskaito. Pip, atsiskaito ir pamiršta PIN kodą vien dėl to, kad jo dažnai neveda. Jo nebereikia tiek dažnai vesti ir tada, kai ateina ta diena X, kada reikia suvesti PIN kodą, sako, aš nebeprisimenu, tikrai žinojau, kad jis yra toks, ateina pas mus į banką ir sako, pasakykit, koks mano PIN kodas. Mes sakom, dėja, mes nežinom jūsų PIN kodą ir tai yra tikra tiesa, banko darbuotojai neturi galimybės pamatyti jūsų PIN kodo jokia forma, tai nėra jokia sistemoje vien dėl jūsų saugumo. PIN kodas yra suformuojamas tik jum individualiai interneto banke. Ir štai čia matot mygtuką rodyti PIN kodą, jūs galite paspausti štai šitą mygtuką, tada jūsų dar kartelį paklaus, ar tikrai norit matyti. Ir atsiminkite, kad PIN kodą suvedus PIN 2 parašą, kad jau tikrai jūs norit pasižiūrėti tą PIN kodą, jį parodyti, jums įrodys lygiai 90 sekundžių. Tai reiškia 1,5 minutės. Tai per 1,5 minutės labai svarbu įsidėmėti, pasižiūrėti, koks tas PIN kodas yra ir užverti langą. Ir su viena kortele jūs PIN kodą savo patikrinti galit 4 kartus. 4 kartus per metus galioja kortelė, 4 metams galioja kortelė. Tai praktiškai su ta mintimi, kad jeigu netyčia kartą per metus pamirštumėt PIN kodą, jūs jį galite čia labai paprastai pasitikrinti ir pažiūrėti, kur jisai yra. Tai lygiai taip pat šioje vietoje, jeigu jūs paspaustumėt, matote žemiau meniu juostoje, kairėje pusėje yra nauja kortelė, tai jeigu jūs paspausit naują kortelę, jūs labai paprastai galėsite užsakyti dar vieną kortelę, rodys jūsų vardą, pavardę, adresą, kur tą kortelę atsiųsti, spausit žodį užsakyti ir viskas. Labai paprasta, nieko pildyti, jokių ranka dokumentų šiandien dienai nebereikia. Toliau noriu pakalbėti šiek tiek ir apie paslaugų planus ir kaip juos užsakyti. Tai kas yra paslaugų planai? Turbūt jau esate tikrai girdėję ir tikrai yra kalbėta ir žiniasklaidoje ir daug apie juos yra kalbėta. Tai yra paketas, tai yra paslaugų paketas, kai jūs sumokate vieną mokestį per mėnesį, paskirtą vieną mokestį ir viskas. Ir visas tos pagrindinės kasdienės bankininkystės paslaugos tampa nemokamos. Tai yra už to vieno mėnesio mokestį. Ir konkrečiai, jeigu kalbėti apie pensinio amžiaus asmenis, tai yra 1 euras. Galima pasirinkti kelis variantus. Galima pasirinkti planą minimalus, tai yra Lietuvos banko rekomendacijomis paremtas planas, kurį yra jie nustatę, koks jisai turėtų būti, tai jį lygiai taip pat galima užsisakyti kiekvienam banke, jį privalo visi turėti. Kas į jį įeina? Tai įeina viena sąskaita, 15 nemokamų pavedimų per mėnesį, įeina viena debito kortelė, išgryninimas iki 800 eurų per mėnesį, tiek iš SEB, tiek iš kitų Lietuvos ar užsienio banko bankomatų. Tiesa, nežinau, kaip kitose bankuose šita antra dalis, galiu patvirtinti tik, jeigu šitą planą užsisakote su SEBO kortele, tai ši galimybė išsiimti iš kitų Lietuvos bankų bankomatų be mokesčių yra mūsų paslaugos dalis. Tai labai bijau, reikėtų pasitikslinti, kaip yra kitose bankuose, to tikrai nuoširdžiai nežinau ir būtų turbūt netiška komentuoti, jie turėtų patys galbūt patikslinti. Tai va, kas turi SEBO kortelę ir užsakinėja, kad ir Lietuvos banko šitą planą, turi tą patį funkcionalumą, kaip ir pasirinkus bet kurį kitą planą. Ir jeigu klientai yra socialiai remtini, jie tą planą dar gali įsigyti su 50% nuolaida. Yra kitas planas, kuris jau yra mūsų pačių sukurtas ir pensinio amžiaus žmonėms mes siūlom planą kasdienę,
kuris įprastai kainuoja 2 eurus, bet žmogus, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus, jį gali įsigyti perpus pigiau už 1 eurą per mėnesį. Ir čia lygiai taip pat yra nemokamas kiekis sąskaitų, kiek norima galima tiek jų turėti. Mes neribojam pervedimų skaičius, jūs galit kad ir kasdieną po 1 eurą, kam norit pervedinėti, priklauso viena debito kortelė, pasirinktinai ar tai būtų mylimiausia, ar tai būtų Mastercard debito kortelė, galite išsigryninti iki 600 eurų per mėnesį iš bankomato pinigų, tiek iš SEB banko bankomato, tiek iš kitų Lietuvos banko bankomato. Tai jums, jeigu staiga prireikia pinigų ir šalia nėra SEB banko bankomato, tai jūs drąsiai galite išsiimti ir iš kito banko bankomato, jums tai nieko nekainuos, iki 600 eurų per mėnesį. Lygiai taip pat mes dar turim tokią galimybę, kad galima išsigryninti pinigus ir parduotuvių kasose. Gal esate ir pastebėję, kad kartais net ir rašo, ar tai būtų iki, ar tai būtų Maxima, arba Rimi. Jūs, pavyzdžiui, perkate prekių, suma turi būti, kai jūs perkate, jeigu ta suma yra daugiau negu 5 eurai, jūs galite pasakyti, kad aš dar norėsiu paimti grynųjų pinigų. Ir tokiu būdu jūs galite tiesiog iš kasos pasiimti pinigų. Ir ta suma, kurią jūs paimate iš parduotuvių, jinai nesiskaičiuoja į tą sumą, kurią jūs paimate iš bankomato. Tai čia tiesiog dar toks palengvinimas, jeigu jau nuėjote apsipirkti, kad dar galite, jeigu jums prireikia grynųjų pinigų, dar galite tokiu būdu papildomai išsiimti iš parduotuvių kasų. Čia vėlgi yra taikomas SEB banko klientam. Ir kas dar įeina į šitą planą, tai yra naujovė mūsų, tai yra momentinis draudimas nuo traumų, 50 eurų išmoka 1 kartą per metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie asmenės, kurie turi įsigiję šitą planą, jie turi automatiškai, jie yra apdrausti momentiniu draudimu nuo traumų. Reiškia, aš ėjau gatve, paslydau, nukritau, lyg susižeidžiau ranką, net nesu tikras, ar man skilo ar neskilo, kreipiuosi gydymo įstaigą, man peršviečia, parašo išrašą, kad aš buvau gydymo įstaigoje, patyriau traumą ir vien užtenka to išrašo, kad jūs tą traumą patyrėte, parašote bankui, prideda dokumentus ir bankas perveda 50 eurų į jūsų kortelę. Tai 1 kartą per metus galima šitą paslaugą pasinaudoti. Man pačiai asmeniškai teko su drauge, mes keliavome šį vasarį, buvome užsienyje ir mano draugė pargriuvo tiesiog leidžiantis nuo kalno, susižalojo kelį, mes kreipėmės į gydymo įstaigą užsienyje, gavome tiesiog dokumentų, išvalė tą žaizdą, kaip ir nieko labai kažko baisaus nenutiko, bet gavome išrašus, grįžom, kreipėmės į banką ir jai buvo grąžinti pinigai tikrai labai greitai. Tai tą svarbu žinoti, nepamiršti, kad tokią paslaugą irgi turite. Na ir aišku, jeigu yra žmonių, kurie keliauja, kurie mėgsta, pavyzdžiui, vykti į užsienį ir dažnai tam, kad vykti į užsienį, jie pasiima papildomai ir kredito kortelę, dažniausiai kredito kortelės turi draudimo funkciją, tai galima pasirinkti tiesiog planą kasdienį plius, jis kainuoja 4 eurai per mėnesį, jis yra šiek tiek brangesnis, bet į jį įeina jau ir ta kredito kortelė, kuri papildomai atskirai kainuotų, tai čia jau jinai nebekainuoja. Tai ir visos kitos tos pačios paslaugos kaip ir kasdieniam plane, tik dar grynųjų limitas yra padidintas iki 1000 eurų. Tai čia kiekvienas gali pasirinkti tą planą tokį, kokį jis nori. Dar buvo paminėta, kad čia galėjo būti prisijungę ir jaunų žmonių, ir moksleivių, ir jaunimo, tai nebuvau pasiruošusi informacijos būtent jiems kažkokios pateikti, bet tiesiog galiu bendrai pasakyti, kad mūsų banke tiek moksleiviams, tiek jaunam žmogui visos paslaugos yra nemokamos iki jiems sukaks 26 metai. Tai yra tie planai, tas pagrindinis planas kasdienis, jis nekainuoja. Tik tame plane nėra momentinio draudimo, bet jiems yra paslaugos nemokamos. Toliau, terminuotas ar kaupiamasis indėlis. Irgi tikrai labai dažnas klausimas, tai yra, kuo jie skiriasi, kokiam laikotarpiu čia turėčiau tuos indėlius padaryti, kokios sumos yra, kaip čia man jį pasirinkti, kaip skaičiuojamos palūkanos ir panašiai, tai daug kyla tokių įvairiausių klausimų. Ir iš tiesų šiandien dienai tiek už terminuotą indėlį, tiek už kaupiamąjį indėlį yra mokamos palūkanos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog neapsimoka laikytis sąskaitoje, paprastoje sąskaitoje pinigų, juos yra daug naudingiau pervesti į kaupiamąjį ar terminuotą indėlį ir tokiu būdu už tuos pinigus, kurių jūs nenaudojat,
kurie jums galbūt šį mėnesį arba šį ketvirtį ar pusmetį ar metus nėra reikalingi, tiesiog gauti tam tikrą dalį palūkanų, gauti pinigų. Tai kuo jie skiriasi, terminuotas ir kaupiamasis? Tai pirmiausia, kalbėsiu apie terminuotą indėlį. Tai terminuotas indėlis, jis dažniausiai jau pats iš savęs, ką pasako, kad tai yra įsipareigojimas kažkokiam terminui padėti savo tam tikrą sumą pinigų, kurią man tikrai jos nereikės. Ar ne? Aš galiu pasirinkti ar ten 3 mėnesius, ar pusę metų, ar metus, ar 3 metus. Ar ne? Reiškia, nuo 1 mėnesio iki 3 metų. Bet aš turiu pasakyti, kad štai aš šitą laikotarpį tų pinigų neimsiu, man tikrai jų neprireiks. Tokiu atveju atitinkamai pagal jūsų pasirinktą laikotarpį yra skirtingos ir palūkanos ir jos dažnai yra didesnės negu kaupiamojo indėlio palūkanos. Dabar kokios palūkanos, idealiausia visuomet yra sekti indėliai.lt, ten yra surašytos visų bankų, visų finansų institucijų, kurios teikia tokią paslaugą palūkanos ir jūs ten galit jas labai lengvai pasižiūrėti, pasilyginti, įsivertinti ir ten ta informacija keičiasi pakankamai tiksliai ir greitai. Terminuotam indėliui yra minimali suma 100 eurų, reiškia, jeigu aš jau noriu kažkokią sumą padėti ilgesniam laikui, aš turiu tą daryti nuo 100 eurų ir į tą indėlį, kurį padėjau, pavyzdžiui, tam pusiai metų, papildomai pridėti kažkokių įmokų aš jau negaliu. Tačiau ką galiu padaryti? Galiu išsiimti pinigus, jeigu man staiga, pavyzdžiui, jų prireikia. Aš, tarkim, pasakiau, kad pusę metų man tų pinigų staiga nereikės tikrai, bet, pavyzdžiui, nusiskėliau dantį, ir man reikia kreiptis į gydymo įstaigą, stomatologija yra tikrai pakankamai brangu ir suprantu, kad reikės paimti anksčiau, tai viską tikrai galima padaryti, nereikia laukti, galite tą pačią minutę nutraukti indėlį ir tos pinigus pasiimti. Vienintelis dalykas, ko neteksi, tai tiesiog tų sukauptų palūkanų už tą laikotarpį, kurio jūs neišlaikėte. Ir viskas. Tačiau savo visus įdėtus pinigus galima pasimti labai greitai. Kaupiamasis indėlis, jisai skiriasi tuo, kad jis yra skirtas, aš sakyčiau, kaupti arba taupyti, idealu ar finansiniai pagalbiai ar kažkokiam kitam tikslui. Ten galima dėti, kad ir po 1 eurą kasdieną, kelis kartus per dieną, kas mėnesį. Ir tai yra tiesiog viena sukurta tokia sąskaita, į kurią aš galiu kas kart, kiek noriu, tiek ir pridėti pinigų. Ir tas yra labai gerai, nes nėra jokio nustatyto termino, aš tiesiog pasinaudojusi nepaprastą banko sąskaitą kaupiu, bet pasirinkus kaupiamąjį indėlį kaupiu tos pinigus, tokiu būdu aš dar galiu ir uždirbti palūkanų. Sutaupytus pinigus, kurie ten yra sutaupyti, bet kada galit išsiimti, galite jos nemokamai persivesti, atgal grąžinti į banko sąskaitą. Jums yra palūkanos, jos nenutrūksta, bet jums yra išmokamos tos palūkanos, kurios jau buvo pridėtos, ar ne, iki kiek laiko jūs išlaikėte ten kas mėnesį palūkanos yra metinės, bet priskaičiuojamos kas mėnesį. Tai tos mėnesius, kuriuos jau buvote išlaikę, tos palūkanos niekur nedingsta, jos prisideda. Išnyksta tik tai to paskutinio mėnesio, kurio periode jūs tą indėlį, pavyzdžiui, nutraukėt, ar ne? Tai aš galiu bet kada papildyti tą indėlį, bet kada galiu aš iš jo šiek tiek pasiimti, jeigu man staiga pritrūko. Taip, ir tas palūkanas mes, kaip ir minėjau, skaičiuojam kasdien, bet prie jūsų bendros sumos pridedam kartą per mėnesį. Tai va. Tai kaupiamasis indėlis idealus yra tiems žmonėms, kurie nori kaupti, taupyti, po truputį didinti kapitalą ir turėti vienoje vietoje ir dar iš to uždirbti šiek tiek palūkanų. Terminuotas indėlis yra skirtas tiem, kurie jau turi galbūt sukaupę didesnę sumą pinigų ir nori, kad tie pinigai dirbtų, kad jie nenuvertėtų, tai juos gali pasirinkti vieną iš būdų įdėti terminuotą indėlį. Kitas variantas, galima pinigus, žinoma, ir investuoti, tai galima pasirinkti obligacijas, vyriausybės taupimo lakštus, įsivertinus savo toleranciją rizikai, kokios yra galimybės, kiek aš dar metų norėčiau tą daryti. Tai visą informaciją, pavyzdžiui, apie vyriausybės taupimo lakštus tikrai galima gauti Finansų ministerijos tinklalapyje ir čia labai stipriai neišsiplėsiu apie investavimą, bet jeigu yra noras pasikonsultuoti ir jaučiate, kad galite ir norite tą daryti, tai idealiausia yra registruotis į banko skyrių ir pasikalbėti su konsultantu, kuris jau atidžiai išnagrinės užduodamas klausimus jūsų tikslus, norus, toleranciją rizikai ir visas galimybės ir galės pasiūlyti tą geriausią variantą. Ar tai būtų tos obligacijos, ar vyriausybės taupimo lakštai, ar tai būtų, nežinau, investavimas į
biržoje prekiavimus vertybinius popierius, ar tos pačius ETF-us ir panašiai. Tai va, tai čia geriausia būtų jūsų konsultantų pasikonsultuoti. Ir turbūt viena žinia, kurią tikrai skaičiau ir projekte, apie kurį Rita pasakojo, skaitmeninės bangos, nei vienas nėra pamirštas, labai dažnai sakau taip, kad iš tiesų jauną žmogų mes labai dažnai mokome pinigus valdyti juos taip, kad jiems pavyktų sukaupti pinigų, kad jiems pavyktų sukaupti kapitalo, kad jie užsitikrintų savo finansinę gerovę. Šiandien dienai mes turime kalbėti ne tik apie pinigų valdymą, kaip viską daryti, kad tų pinigų užtektų ir dar liktų ir jų galėtumėm sutaupyti, bet dar turime labai daug kalbėti ir apie tai, kaip išsaugoti visą tai, ką jau esame sukaupę. Nes iš tiesų kasdien vis išgirstam vieną ar kitą tikrai labai skaudžią istoriją, kada žmonės tiesiog dėl nežinojimo, dėl galbūt gudresnio sukčiavimo atveju, kada tu net negalėjai tikėtis, praranda didžiulius pinigus, praranda didžiulės savo santaupas. Tai nežinau, kiek teko turėti paskaitų, aš tikrai labai ilgai čia neapsistosiu, bet tiesiog dar labai noriu tą saugojimo dalį paliesti, kad tai, ką sukaupėm, turime mokėti saugoti ir keletą aspektų paliečiau, bet čia papasakosiu tokius turbūt pasitaikančių sukčiavimo atvejus, dažnus labai, tai apie tai girdėti, kalbėti ir prisiminti mes galim. Kuo daugiau apie tai kalbėsim, kiekvieną kartą aš pati džiaugiuosi tai sakydama, nes pati savo vėl primenu, kokie tie atvejai gali būti. Tai vienas iš tiesų tikrai dabar labai dažnai pasitaikančių atvejų, tai be abejonės yra investicinis sukčiavimas, ar ne, kada siūloma praturtėti greitai ir įspūdingais kiekiais, didelėmis sumomis. Dažniausiai tai yra rusiškai kalbantis asmenys skambina ir siūlo nerealias galimybės investuoti, kartais netgi pateikia tokius įtikinančius įrodymus, kartais net leidžia ir parodo, kad tu iš tiesų uždirbai kažkokią dalį pinigų ir tada tokiu būdu sukuriant pasitikėjimą su tavim, tave vis gilina ir į tą duobę ir iš tiesų tada žmonės praranda labai daug pinigų. Tai investicinis sukčiavimas tikrai yra labai populiarus ir jeigu tik turit galimybę ir laiko daugiau apie tai pasiskaityti, tai labai kviečiu tą padaryti ir pasižiūrėti, kad jūs jau juos atpažintumėt iš tolo. Kitas variantas siekiant išvilioti dažniausiai asmens duomenis, tam tikrus prisijungimo duomenis prie interneto banko, būtent tos pinus, PIN 1, PIN 2, tos raktus nuo namų ir nuo seifo, dažnai skambina prisistatydami įvairiausiais kažkokių oficialių institucijų atstovais, kad žmogus pasitemptų ir jau klausytų su kažkokia baimės prizmė. Tai gali būti, nežinau, bankas, gali būti policija, STT, gali būti bet kas, jie prisistato tos organizacijos atstovų ir dažniausiai jie kelia problemą, kad jie pastebėjo kaip gelbėtojai, kad vyksta kažkokios neaiškios operacijos jūsų sąskaitose, sukeldami kažkokią grėsmę, baimę, kad jūs prarasit pinigus, jeigu štai dabar jūs su jais nebendradarbiausit ir nepadėsit jiem neatskleisti tam tikrų duomenų. Tai čia labai svarbu pasakyti vieną dalyką. Jokia tokio svarbumo institucija, ar policijos tai būtų atstovai, ar tai būtų banko atstovai, niekada neprašys jokių prisijungimo prie banko duomenų, nei ypatingai prisijungimo kodų. Jeigu tik girdite ir jaučiate, kad yra prašomi tokie duomenys, iš karto galite padėti ragelį ir informuoti tiesiog 112, kad gavote tokį skambutį iš tokio numerio, galimai tai yra sukčiavimo atvejais. Dar vienas variantas tai yra romantinis sukčiavimas ir apie šitą sukčiavimą iš tiesų kalbama yra labai nedaug ir man bent jau atrodo, kad vis dar trūksta tos informacijos, o trūksta jos dėl to, kad žmonės dažnai nesikreipia, būtent kada jie supranta, kad jie pakliuvo būtent į romantinio sukčiavimo spąstus, nes yra paprasčiausiai gėda, nes tai yra labai jautru, tai yra labai emocionalu, tu patikėjai kažkokiu žmogumi, su kuriuo susirašinėjai per Facebooko žinutes ir staiga supratai, kad jis iš tavęs išviliojo didelį kiekį pinigų ir tai yra gėdos jausmas, nusivylimo jausmas, širdies sudužimo jausmas, visi šitie jausmai viename padaro tai, kad žmonės dažnai nesikreipia. Tai mes iš tiesų labai dažnai kviečiam garsiai kalbėti apie tokius bandymus sukčiauti romantinio sukčiavimo atveju, jeigu tik tai girdite, kad tai vyksta, kad kuo daugiau mes dalintumėmės vieni su kitais, kad štai man parašė, štai pažiūrėk, kaip nelietuviškai kažkaip netaip rašo, štai kur siūlo
pereiti pavyzdžiui, iš Facebooko labai dažnai siūlo pereiti į WhatsAppą ar į Viberį, kažkur ten, kad kalbėkimės ir dalinkimės, kad tai vyksta, nes iš tiesų tokiu būdu galima apsaugoti ne tik save, bet apsaugoti ir aplinkoje esančius žmonės. Ir esu mačius tikrai ir savo akimis, kada tikrai labai sunku įtikinti, kad tau čia sukčius rašo, bet tikrai ne žmogus, kuris tau prisiekė meilę, bet kartais yra labai sunku įtikinti ir kartais tik, nežinau, patyrus nuostolį galima suprasti, tada tik pradedi suprasti, kaip galėjo taip įvykti. Tai niekas nėra nuo to apsaugotas, tačiau iš tiesų, jeigu kažkas jums rašo labai meiliai ir dar kartais ir daug klaidų daro ir jaučiat, kad tekstas yra verčiamas, tai tikrai labai kritiškai pasižiūrėkite į tokias žinutes ir jas vertinkite, nes dažnu atveju už jų slypi irgi dėja, bet sukčiai. Na ir paskutinis būdas tai yra siunčiamas duomenų viliojimas elektroniniais laiškais, SMS žinutėmis su netikromis nuorodomis. Tai čia yra apie tai, ką kalbėjau pradžioj, kad ir čia labai dažnas. Pavyzdžiui, dabar mes turime mokesčių inspekcijoje deklaravimo periodą. Esu įsitikinusi, kada bus arti gegužės 2 dienos, kada jau bus maždaug pabaiga ir jau bus pradėtos išmokėti permokos ar kažkam reikės sumokėti, jūs tikrai galite gauti žinutę, kurioje bus parašyta, kad VMI jums pateikė informaciją, jums skirta bauda arba kažkas tokio, kas yra susiję. Nes iš tiesų labai dažnai jie ieško aktualijų, kas tuo metu yra karšta, kad tu net nesudvėjotum, kad čia žinutė galbūt atėjo iš VMI. Jie puikiai pakeičia ir pavadinimus. SEB, pavyzdžiui, jūs galite pamatyti sukčiaus žinutę SEB siųstų žinučių sraute. Todėl į kiekvieną žinutę žiūrėkite labai labai kritiškai ir atminkite, kad dažniausiai tokios organizacijos nuorodų kažkokių į tokias žinutės tikrai nededa. Geriausiu atveju gali parašyti daugiau informacijos ten ir ten. O jeigu jau žinutė skamba labai realistiškai, kur atrodo, tikrai, o jeigu lyg ir buvau su tuo susijęs ir norisi paspausti, tai jūs nespauskit per žinutę, bet jūs tiesiog nueikite į tą tinklalapį, ar tai būtų vmi.lt, ar tai būtų seb.lt, patys susiveskite, prisijungkite prie savo paskyros ir jeigu iš tiesų ten buvo kažkokia žinutė, kuri buvo skirta jum, jinai tikrai bus ir interneto banke, ar nežinau, ten mokesčių inspekcijos tarp žinučių, kur gautos žinutės ir panašiai. Tai niekada nespauskit per atsiųstą nuorodą, bet stenkitės per kitą būdą sužinoti šitą informaciją. Dar paprastesnis būdas - tiesiog paskambinti šitai organizacijai ir paklausti, ar man galėjo būti siųsta tokia žinutė. Štai gavau tokią žinutę. Tai tiesiog tas vienas veiksmas, tas toks neskubėjimas, neišsigandimas, kad štai dabar kažką prarasiu, pralaukimas, tas ramybės momentas, pagalvoti su jumis labai labai dažnai gali apsaugoti tiesiog jūsų pinigus, jūsų sunkiai sukauptą per gyvenimą šitą turtą. Nes sukčiai iš tiesų visai nesigaili ir ieško tų būdų. O čia įdomumo dėliai, nežinau, kiek jūs turite įvairių skirtingų bendruomenių, bet tikrai labai rekomenduoju sužaisti mūsų SEB saugumo internete testą, tai yra seb.lt toks pakreiptas brūkšnelis pinklės ir ten yra testas ir tikrai jis yra labai įdomus, yra įvairios skirtingos situacijos, kurį jūs išsprendus, jūs tiesiog galėsite dar kartelį pasitikrinti, kiek jūs jau šiandien dienai esate atsparus bent jau tom pačiom populiariausiom sukčiavimo formoms ir būdams. Tai tikrai labai rekomenduoju jį pasimėginti, jis yra žaismingas ir tikrai tinka bendruomenėms, kažkur susitikus, jisai labai ilgai neužtrunka, bet jums pridės dar vieną atsparumo tokį kaip ženklą, kad jūs tapsite dar labiau atsparesni sukčiavimo atvejams. Ir viskas. Savo monologą aš baigiau, labai noriu patikėtis, kad kažką išgirdot naujo, galbūt daug ką ir žinojo, tai irgi yra labai gerai pasitvirtinti tos informacijos. Ir dabar, jeigu turit klausimų, aš mielai bandau sustabdyti ekraną ir turbūt sugrįžau pas jūs, taip? Ačiū labai, Sigita. Aš matau, kad komentarų laukelėje mes turime klausimų. Tuoj. Vienas iš klausimų yra, kuris prisijungimo būdas internetiniai bankininkystė ar programėlė saugesnis? Šiaip prisijungimo būdo saugumo prasme jie yra visi identiški vienodai.
priklausomai nuo to ir jie visi yra stipriai vienodai saugus prisijungimui. Aš galbūt taip pasakyčiau. Per programėlę prisijungti galbūt yra patogu tuo, kad kai jūs užsiregistruojat į programėlę, jūs tik vieną kartą, pirmą kartą prisijungiat, vedat savo atpažinimo kodą, tą, kurį gavote interneto banko sutartį, įvedate savo asmens kodą ir tada jums reikia tik kartą suvesti PIN 1. Tai tiesiog, kad prisijungti prie mobiliosios programėlės. O vėliau mobili programėlė jums duoda susikurti programėlės PIN kodą, reiškia, kaip prie jos prisijungti. Tai yra tas pats, kaip jūs telefoną atsirakinate, pavyzdžiui, su veidu arba su savo telefono kažkokį PIN kodą turi, taip, kad atrakinti telefoną. Tai šitą programėlę galima lygiai taip pat labai lengvai atrakinti, nebevedant kiekvieną kartą to atpažinimo kodo, PIN 1, tam, kad jūs tiesiog atsidarytumėt savo pagrindinį banko puslapį, pagrindinį savo banko langą. Tai tiesiog su programėlė sakyčiau, kad yra žymiai greičiau prisijungti ir pasiekti informaciją, bet tai tik tai taip, bet lygiai taip pat vienodai saugu. Ačiū. Evaldas Židonis klausia, kam priklauso Smart ID, kas atsako už jos palaikymą? Mintinai jums dabar, žinokit, nepasakysiu, nes nuoširdžiai mintinai nežinau, bet galiu pabandyti nueiti, jeigu jūs nueisit į savo Smart ID programėlę, tai jūs matysite tą tokį pirmą langą, kuris atrodo, va štai toks baltas, kas rodo, kad jūs turite kvalifikuotą prisijungimo priemonę, bet paspaudus meniu juostoje tenai viršuje, taip, jūs galite gauti visą informaciją tiek apie save, tiek apie savo aplikaciją, licencijos informaciją, visą privatumo politiką. Jūs galite viską pasiskaityti. Ir jeigu tiesiog įvestumėte paieškos laukelyje Smart ID, jums netgi išmestų jų pagrindinį tinklalapį ir jūs ten galite viską perskaityti. Kad aš nepameluočiau, mintinai nuoširdžiai nežinau šitos informacijos, bet jūs ją visą galite rasti tiek savo pačiam appse, tiek tiesiog prisijungus į jų puslapį. Ir visi atsakymai bus. Ten netgi jūs galite prie savo paskyros prisijungti jų puslapį ir ten matysis jūsų visi buvę kurti Smart ID, nes žinot, kad jį kas kažkiek metų reikia vis atnaujinti, tai matysis visa istorija, tai ten viską galima padaryti. Solution, neprisimenu mintinai kompanijos, tai bijau pameluoti. Danutė Sipavičiūtė klausia, kaip iš SEB banko vienos sąskaitos pervesti į kitą? Tai čia turbūt pats paprasčiausias, tai jeigu jūs naudosite mobilią programėlę, gaila, nesudėjau, kaip atrodo mobilioji programėlė pervedimai, tai gal čia kitiems metams mes pereisim iš interneto banko prie mobilios programėlės funkcionalumo, bet labai paprasta. Kai jūs paspaudžiate, ten matėte, kairiai pusėje rodžiau meniu juostą ir buvo mokėjimai. Ir kai jūs paspausit naujas mokėjimas, jums atsidarys tokia, tiesiog lentelė, kur parašyta gavėjo sąskaita ir šalia gavėjo sąskaitos matosi mygtukas į savo sąskaitą. Tiesiog parašyta į savo sąskaitą. Tai kai jūs paspaudžiate tą žodį į savo sąskaitą, jums iš karto išmeta, iš kokios jūs savo sąskaitos į kokią sąskaitą norit pervesti. Tai čia interneto banke. Mobilioj programėlė yra dar paprasčiau. Mobilioj programėlė jūs atsidarot savo tiesiog mobilią programėlę su savo PIN kodu ir apačioj, dabar iš karto atsidarysiu, kad jums iš karto sakyčiau, apačioj programėlės yra visas meniu, yra visa meniu juosta, čia dabar parodžiau savo dukros visą meniu juostą ir kai jūs paspaudžiate, atlikti mokėjimą yra toksai laukelis, labai paprastas, yra atlikti mokėjimą ir gauti pinigus. Kai jūs paspaudžiat atlikti mokėjimą, jūs tiesiog iš karto renkatės iš kokios sąskaitos į kokią sąskaitą. Ir tas į kokią sąskaitą yra žodelis sau. Tai kai jūs paspaudžiat žodelį sau, jums automatiškai parenka visas likusias jūsų sąskaitas ir jūs tiesiog pasirenkate, kurią nori. Tai yra labai paprasta, labai norėčiau parodyti vizualo, bet dabar taip greit nesurasiu pas save. Bet yra atlikti mokėjimą į savo sąskaitą arba programėlėje žodelis sau ir viskas. Čia pati greičiausia turbūt operacija, kokią galima atlikti. Virgilija klausia, jei bus kelios sąskaitos, tai jos tikriausiai turės kiekviena savo aptarnavimo mokesčius? Ne, tai jeigu jūs turite paslaugų planą
Jeigu jūs turite paslaugų planą, kurį esate pasirinkę, ar tai būtų minimalus, ar tai būtų kasdienis, taip, tai yra už tą vieną mokestį per mėnesį, kiek jūs turit sąskaitų, jums jos visos nekainuoja. Nesvarbu, ar jūs turėtumėt vieną, ar jūs turite 10 sąskaitų, jos yra nemokamos. Ir pavedimai tiek tarptų sąskaitų, jie yra visiškai nemokami. Ar jūs vestumėt savo, jūs galite kasdieną savo po 5 eurus pervesti, ar jūs vedat kaimynui, ar vedat, nežinau, mokėti už komunalinius mokesčius, jums niekas nekainuoja. Tai kažkokių atskirų mokėjimų nėra. Už ką papildomai gali reikėti mokėti, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, 2 debeto korteles. Tai tada tik tokiu atveju už antrą kortelę reikia mokėti, nes į planą įeina tik viena nemokama debeto kortelė. Aldona Lankauskienė klausia, ar SEP banko kortelėje automatiškai konvertuojasi eurai į dolerius, jeigu užsienyje už paslaugą reikės mokėti doleriais. Tai aš teisingai suprantu, kad klientė, pavyzdžiui, užsienė nori su savo kortelė atsiskaityti, o toj šalyje yra doleriai. Teisingai, aš turbūt taip supratau. Tai taip, kaip jūs, jeigu jūs atsiskaitinėjat su kortele ir automatiškai prilečiate tą kortelę atlikti šitą veiksmą, tai labai dažnai, kai yra kita valiuta, jums gali tame aparate, kur jūs perkat, paklausti, ar jūs norit mokėti eurais, ar jūs norit mokėti doleriais. Ir ne, tai jeigu jūs pasirenkat, tai visuomet pasirinkite mokėti tos šalies valiutą. Todėl, kad jeigu jūs pasirinksite, kad jums iš karto dar ir paskaičiuotų, kiek čia bus eurais, nes tas klausimas reiškia, ar jūs norite, kad aš jums paskaičiuočiau, kiek čia eurais atrodys ta suma, ne? Tai jūs už tai turit papildomai mokėti. Dabar to procentų vėlgi... Atsiprašau, čia mano klausimas. Taip. Man reikės mokėti čia interneto bankų. Pavedimai. Banko kortelę. Ir ten bus ne to šalies valiuta, bet ten nurodyta, kad doleriai. O mano kortelėje yra eurai. Ir man ar vyks mokėjimas, ar reikia papildomai kažką prasikonvertuoti? Reikės prasikonvertuoti, konvertacija vyksta lygiai taip pat, kaip jūs vestumėt pinigus į savo sąskaitą, labai paprastai, tiesiog susikurs tokia pati sąskaita, tik tai ta kita valiuta, tais pačiais doleriais, nes jeigu jūs darysite, čia kaip suprantu, tarptautinį pavedimą į kitą šalį, tos šalies kažkokio banko sąskaitą, kuri yra doleriais, tai jūs tokiu būdu dolerius turėsite ir pervesti, jums reikės pasikeisti. Taip, ten prašo kortelę mokėti, bet mokėti doleriais. Ir aš čia nesuprantu, jeigu pas mane yra eurai. Bet matot, čia vėlgi labai, vėl galiu dabar jūs suklaidinti, kadangi, nes yra 2 dalykai. Vienas yra, jeigu jūs darote, tiesiog pati jungiatės prie interneto banko ir darote tarptautinį pavedimą. Tai tokiu būdu jums reikia prasikonvertuoti pačiai ir tada daryti tą pavedimą. Jeigu jūs einate į kažkokį internetinį puslapį, pavyzdžiui, kuriame perkate... Taip, į puslapį ir prašo kortelės. Tai tada automatiškai, tada nieko nereikia, tiesiog automatiškai nuims tiek eurų, tiesiog kaip prakonvertuos ir viskas, tiesiog nuims eurus. Tik aišku, kada vėlgi labai svarbu pasižiūrėti, koks internetinis puslapis, ar tikrai turi, kiek jums kainuos, nežinau, visi atsiuntimai ir visa kita, ar tikrai patikima šitas puslapis ir panašiai. Taip. O kai užsienyje mokėsiu, kai užsienyje atsiskaitysiu, kortelę, tai galėsiu atsiskaityti kortelę, jeigu ten eurai? Žinoma, kad taip. Jūsų kortelė, jūs tiesiog atsiskaitinėjat, nesvarbu, jeigu kitoje šalyje yra kitos šalies valiuta, tai tiesiog automatiškai jums nurašo nuo sąskaitos eurus, bet automatiškai konvertuoja ir visuomet yra taikomas papildomas tas konvertavimo mokestis, tai ta suma gali atrodyti, kad jinai yra šiek tiek didesnė. Bet vėlgi labai negaliu pasakyti tiksliai koks tas yra procentas, dėl kad tai yra skiriasi, ar tai kredito kortelė, ar tai debeto kortelė, labai skirtingai. Plus visi bankai lygiai taip pat turi skirtingus tos mokesčius. Bet jūs atsiskaityti laisvai. Nesupratau, kada reikia pačiam konvertuoti. Kai už sąskaitą kažkokią mokį? Pačiam konvertuoti reikia tada, kada jūs, pavyzdžiui, įsivaizduokit, gaunate, nežinau, jūs, tarkim, nusipirkote kursus, pavyzdys, nusipirkot, nežinau, anglų kalbos kursus, kur lektorius bus amerikietis ir jums atsiunčia elektroniniu paštu laišką, kad už kursus reikia sumokėti štai į šitą Bank of America, toks ir toks kodas, tokia sąskaita, tiek ir tiek dolerių. Tai reiškia, kad jums tą pavedimą reikia pačiam padaryti.
tai yra tarptautinis pavedimas, reiškia, jūs einate į savo interneto banką, kur yra mokėjimai, pasirenkat naujas mokėjimas, kad tarptautinis mokėjimas, aš jau dabar ten mintinai nebeprisiminsiu, bet tai yra sudėtingesnis, daug brangesnis pavedimas. Tai va tokiu būdu reikėtų mokėti daryti pačiam tą pavedimą, ar ne? Kada jums kažkas atsiunčia jau kaip sąskaitą. O kada jūs perkat internetiniam puslapyje, ten yra internetiniam puslapyje ten yra šiek tiek kitokie būdai, kaip atsiskaityti. Ir jeigu yra galimybė leidžia atsiskaityti, kad tiesiog nurodant kortelės numerį, CVV kodą, ten galiojimo Tai ten jau laiką. mano kortelė pridėta, prašo tos kortelės ir nežinau, ar įvyks mokėjimas, jeigu nurodyta Tai doleriais. mokėjimas tikrai įvyks, tik tai tu tiesiog tikrai dar labai svarbu pasitikslinkite tiesiog su kažkuo šalia, koks tai yra puslapis, ar tai yra tikrai tikslingas, nes labai dažnai, kai yra, vis tiek kita valiuta, neturi konversijos iš karto, tokia atsiranda nerimas galbūt dėl kažkokio, ar tai yra tikrai patikima, tai jūs turbūt geriau. Dėkoju, labai ačiū, viską supratau, ačiū labai. Prašau. Daiva Dragūnienė klausia, bet čia man atrodo kartojasi, jau klausimas, sąskaitų galima turėti, tačiau kokie mokesčiai, nes nuo vienos sąskaitos mažiausias mėnesinis mokestis 2 eurai. Ne, tai čia yra, reiškia, turbūt nežinau, klientė yra kurio banko klientė, dar kartelį negaliu komentuoti, tiesiog būtų, kaip ir minėjau, negaliu komentuoti kitų banko įkainių, nebūtų etiška tai daryti, tai galiu tik pakomentuoti mūsų banką, tai turint paslaugų planą, o paslaugų planas kainuoja, jeigu tai yra pensinio amžiaus asmuo, 1 euras per mėnesį, visos sąskaitos, kiek jūs jų turite, jos yra nemokamos, viena debito kortelė yra nemokama, išgryninimas iki 600 eurų yra nemokamas ir jums niekas papildomai nekainuoja. Tikrai nereikia už kiekvieną sąskaitą mokėti. Jeigu mokat už kiekvieną sąskaitą, greičiausiai galimai neturite šitos paslaugos pasirinkusi ir vėlgi reikėtų pasidomėti, kokio banko ir kokios jie variantus ir pasiūlymus turi. Gal pas jos kitos sąlygos, bet tas minimalus Lietuvos banko vis tiek visur yra vienodas. Asta Salučkienė klausė, per kiek laiko atsiunčia užsakytą naują banko kortelę? Galiu pasakyti iš savo asmeninės, pavyzdžiui, šiaip oficialiai tai yra 5 darbo dienos. Aš pati užsakiau savo dukrai kortelę penktadienį po pietų ir vakar mes ją gavome. Tai dabar nežinau, kiek čia darbo dienų gavosi, vakar buvo trečiadienis. Tai mes gavome per 1, 2, 3 darbo dienas, 4, nepilnai, ne? Savaitgalį reikėtų eliminuoti. Tai va, penktadienį užsakiau, trečiadienį mes ją gavom paštu į namus. Tai šiaip yra maždaug 5 savaitę, grubiai, sakyčiau taip. Danutė Sipavičiūtė klausia, norint užblokuoti, reikia įvesti PIN 2, bet pavyzdžiui, aš tokio kodo nežinau, žinau tik PIN 1. Tai greičiausiai žinote PIN 2, bet jeigu labai retai naudojate, tai jūs jo neprisimenate. Tai va čia yra, šita bėda gali būti, tada turbūt reikėtų, galvoju, koks šis sprendimas, vėlgi nežinau, nei koks bankas, nei kokius sprendimus turi. Tai kreipčiausi, jeigu neatsimenat savo PIN 2, kreipčiausi savo banką ir paieškočiau sprendimo, kad jie padėtų. Ar jie nežino irgi, niekas nežino to PIN 2. Jūs galite bandyti prisiminti ir įvesti, arba gali reikėti tiesiog iš naujo susidėkti, pavyzdžiui, Smart ID. Daug tų variantų ir būdų gali būti, bet šiuo atveju aš kreipčiausi į banko skyrių ir klausčiau, ką man dabar padaryti, jeigu jūs jo tiesiog neprisimenat. Bet jūs jį privalėjot suvesti, kitaip jo negalėtumėt užsakyti. Birutė klausia, ar visi Lietuvos bankai konvertuoja valiutas, pavyzdžiui, moku litais Lenkijoje? Galbūt moka eurais Lenkijoje, tai mes visur, jūs matot savo sąskaitoje nurašytus eurus. Tai mums nurašo eurais, nes mūsų kortelė eurais yra. Tačiau, kai mes mokame, mes iš tiesų sumokame zlotais ir tiesiog jūs to nejaučiate, bet ta konvertacija vyksta tiesiog automatiškai. Ir labai svarbu, kad jūs, kaip ir visuomet sakiau, prisiminkit, kad jeigu perkat užsienyje, kur yra kitos šalies valiuta, visada rinkitės mokėti tos šalies valiuta. Paskui pasižiūrėsite, kiek nurašė, nes kartais žmonės nori, kad jiems būtų patogu, nori pamatyti, kiek čia eurais gaunasi, ar čia normaliai ar ne, bet tada už tai reikia papildomai mokėti ir tai tikrai labai neapsimoka.
plius minus galim patys pasiskaičiuoti prieš pirkdami su skaičiuotuvu, žinodami daugiau mažiau, kiek tai yra. Evaldas Židonis klausia, kas ir kaip internetu gali atidaryti sąskaitą terminuotą ar kaupiamąją anūkui? Tai anūkui vėlgi labai nežinau kokio amžiaus yra anūkas. Jeigu tai yra nepilnametis, tai gali atidaryti vienas iš tėvų sąskaitą, paprasčiausią sąskaitą banke, tiesiog savo interneto banke. Labai viskas šiandien dienai yra tikrai paprasta, bet tą gali padaryti tėvai. Ar vienas iš tėvų, jeigu tai yra iki 13 metų asmuo. Ir toliau, jeigu nuo 14, tai tada pats vaikas gali atsidaryti. Nuo 18 irgi tik pats vaikas gali atsidaryti. Tai daug tų niuansų, nes nežinau amžiaus, bet šiandien dienai visiškai nesudėtinga tą padaryti. Alvydas klausia, kokie bankai atlieka operacijas susijusią su kriptovaliuta? Šitą klausimą turbūt aš jums negalėsiu atsakyti, nes vėlgi tai yra komentavimas kitų bankų, ko aš negaliu daryti ir manau, kad ir jie turbūt nenorėtų, tai kiekvienas jie gali į tą klausimą atsakyti patys, negalėsiu atsakyti nuoširdžiai, tikrai nežinau net kaip pakomentuoti. Tai labai atsiprašau. Raudondvaris klausia, jei baiginėjasi kortelė, ar reikia imtis veiksmų, kad atsiųstų naują, ar tiesiog automatiškai atsiunčia naują? Esu Swedbank klientė. Ir vėlgi, aš jų procesų nežinau, ar galiu tik pasakyti, kaip yra pas mus, jeigu tai yra panašiai, ko galima tikėtis. Pas mus, jeigu baigėsi kortelė, tai mėnesį prieš mes atsiunčiam klientui pranešimą, kad gerbiamas klientė, jūsų kortelė, pabaiga ten tokia ir tokia, baigsis iki ten gegužės, ten, pavyzdžiui, 31 dienos. Jeigu ir jinai bus atnaujinta, atsiunčiama jums tuo pačiu adresu, kokį nurodėt patį paskutinį. Jeigu kažkas pasikeitė, eikite į savo interneto banką ir pakeiskite adresą. Tiesiog ten reikia prisijungti ir kur kontaktai pakeisti adresą. Tai reiškia, mes dar turim visą mėnesį laiko tą padaryti. Jeigu jūs adreso nepakeičia, tai išsiunčia tą atnaujintą kortelę tuo adresu, kuris ten yra nurodytas. Arba tuo būdu, kuris yra pasirinktas, nes dar iš seno būna pasirinkta banko skyrius. Bet banko skyrius tikrai irgi jums nėra naudingas, nes jeigu jūs ateinate į banko skyrių pasimti savo kortelės ir jūs skyriuje turite tada aktyvuoti, jums tai kainuoja papildomai už papildomą mokestį. Tai jums daug paprašiau pačiam pasidaryti namuose tą nemokamai. Na, aš esu Swedbank klientė, tai galiu atsakyti, išdrįsiu atsakyti, kad lygiai taip pat vyksta patogiai ir įspėjimas, kad jau baiginėjasi maždaug prieš mėnesį. Vida Slavickienė klausia, bandžiau įsidėkti Smart ID, bet supratau, kad vis tiek reikia eiti į banką. Gavau registracijos raktą ir viskas. Siūlau eiti į banką su asmens dokumentu. Irgi labai sunku, nes nežinau kokia situacija, bet iš esmės, ką spėju, bet čia tik spėjimas mano, aš galiu klysti, kad galbūt tiesiog, kada rinkotės, kaip jūs registruojate savo Smart ID, nepasirinkote biometriniais duomenimis. Asmuo, kuris nori namuose užsiregistruoti, reikia ten pasirenkat šalį, pasirenkat ten, kad jūs čia esat, kad čia ne už vaiką viską darot ir pasirenkat biometriniais duomenimis registraciją. Taip, ačiū, taip ir padariau, pasirinkau ne ten, pasirinkau per banką ten kažkaip, nes nesupratau, kur registruotis. Aha, tai tiesiog pabandykite iš naujo ir ten tą pasą reikia paskanuoti, bet viską ten parodo, šiaip nėra sudėtinga. Jeigu ką, ateikite į skyrių ir tada parodys pirmą kartą. Į skyrių reikės. Ačiū. Kristina klausia, o kaip deklaruoti indėlio palūkanas? Tai indėlio palūkanos yra, vėlgi, mes mokesčių klausimais nekomentuojame, bet turbūt čia tokia vieša informacija, kad indėlių palūkanos yra nuo 500 eurų, jeigu jis yra didesnis negu 500 eurų, tai viskas, kas virš 500, reikia deklaruoti ir susimokėti mokesčius. Tai kada jūs vyksta deklaravimo laikotarpis, bankas jums atsiunčia tokį kaip raštą, kuriame yra parašyta jūsų indėlio suma, jums išmokėtos palūkanos.
Tai jeigu ten ir tą visą informaciją mes esame pateikę ir mokesčių inspekcijai. Tai kai jūs, pavyzdžiui, deklaruojate, tai jums tik reikia susitikrinti, ar ten tikrai visa teisinga informacija ir automatiškai pasiteikia ir to jau preliminarioje deklaracijoje būna supildyti. Tai šiai tikrai labai nesudėtinga, jeigu mes kalbam apie mūsų banką. Aš kitų, vėlgi, kaip sakau, nežinau, nes ir tos indėlius visi mes turim skirtingus ir skirtingais būdais, tik vadinam indėliu, bet galbūt visai kitaip tas visas procesas atrodo. Daiva Dragūnienė klausia, esu SEB banko klientė, turiu kasdienį planą, bet moku kiekvieną mėnesį po 2 eurus. Man buvo atsakyta, kad pigiau nėra. Kaip suprasti? Tai kasdienis planas iš tiesų kainuoja 2 eurus. Eurą jisai kainuoja tik tiem, kurie yra pensinio amžiaus klientai. Jeigu jūs turite pažymėjimą, tai tada jau jums tas planas jis yra pigesnis. Bet jeigu jūs dar esate darbingo amžiaus žmogus, dirbantis, tai taip, jisai standartiškai kainuoja 2 eurus. Klausimas iš YouTube. Ar galima sudaryti terminuotą sutartį internetu, ar reikia atvykti į banką? Tai visiškai paprastai, aš turbūt neparodžiau tos skaidrės, labai paprastai internetu, taip kaip jūs ir matėt meniu juostą, ten jeigu keliautumėt žemiau, ten būtų indėliai žodis, paspaustumėt žodį indėliai, atsidarytų terminuotas indėlis, atsidarytų meniu, sudaryti indėlį, paspaudžiat, įrašot kokią norit sumą, kokį pasirenka terminą, patvirtinti, parodo, kaip visą tai atrodo, kad 1000 ten pavyzdžiui eurų 6 mėnesiam, kada baigėsi ir tada pindu tą parašą savo dar kartelį ir viskas, ir jūs jau turite indėlio sutartį sudarytą. Labai paprastai. Daiva Dragūnienė, kuri klausė dėl tų 2 eurų mokesčių kas mėnesį, dar prideda klausimą, o kaip yra žmonėms su negale? Tai vėlgi, jeigu tai yra, nežinau, reikėtų pasitikslinti socialiai remtinų grupės, bet galima rinktis Lietuvos banko jų rekomendacijomis būtent tą parengtą planą, kurį mes pavadinom minimalus, ir jis kainuoja 1 eurą. Jis tada kainuoja 1 eurą ir galima rinktis jį. Jeigu užtenka 15 pavedimų, daug pavedimų, pavyzdžiui, nedarote, tai tada galima pasirinkti jį, jis yra pigesnis. Šis planas kasdienis, jis daugiau papildomų lengvatų neturi, išskyrus vyresnio amžiaus asmenim, kurie jau yra sulaukę pensinio amžiaus. Čia toks daugiau komentaras Rimos Mačiukienės. Kartu gal ir klausimas, kai klausia apie mokėjimus už sąskaitą, žmonės gal netaip supranta, mes kas mėnesį mokame už kortelę. Koks jūsų banko kortelės mokestis? Čia toks. Tai vėlgi, nėra aišku, kiek klientė, pavyzdžiui, turi kortelių. Kiekviena kortelė turi skirtingą mokestį. Tai dabar vėlgi mintinai turbūt jų visų neišvardinsiu, tą įkainius galim pasižiūrėti seb.lt, kur kasdienė bankininkystė, kortelės ir ten kiekviena kortelė yra su savo mokesčiu. Bet jeigu jūs turit planą, tai šitą planą įeina viena debito kortelė nemokama. Ir tai mes turim 2 debito. Mylimiausia arba Mastercard debito. Tai viena iš šitų jinais yra nemokama. Bet jeigu klientė turi, pavyzdžiui, mylimiausia, tada dar turi dar vieną debito kortelę, galbūt dar vieną kortelę, tai tada už tas kitas jiems reikia mokėti tos kortelės mėnesinį mokestį. Jei noriu uždaryti sąskaitą, klausia Aušra, ir pereiti iš SEB banko į kitą, kaip tai vyksta, ar reikia mokėti? Ne, tikrai mokesčio jokio už keitimą banko tikrai nėra. Reikėtų tiesiog atvykti į banko skyrių, nes vėlgi, kodėl atvykti, gali būti, kad kai ką galima užsidaryti ir patiems, internete, pavyzdžiui, kortelę uždaryti, galima ir pačiam, ar ne, jeigu ten nėra kažkokių įsipareigojimų, kažkokios skolos, bet aš nežinau, kokias paslaugas ir kokias sutartis, pavyzdžiui, klientas turi. Tai gali būti, kad kai kurioms paslaugoms reikia jau to atvykimo, taip, bet tikrai mokesčio jokio mes netaikome. Aušra klausia, pas mus nėra SEB banko ir baigėsi generatoriaus gyvenimas, ar yra kokia galimybė atnaujinti generatorių be vykimo į fizinį banką? Geras klausimas, bet labai bijau pameluoti, kadangi mūsų procesai, žinau, kad pandemijos metu tikrai buvo tokia galimybė, kaip dabar jinai yra, aš negaliu jums atsakyti. Tai idealiausia būtų, jeigu jūs paskambintumėt į banką ir išsakytumėt savo klausimą, aš manau, kad jie tikrai jums telefonu galėtų lengvai atsakyti, nes nuoširdžiai, kaip tie procesai, nes jie pakankamai dažnai keičiasi, kaip jie yra pasikeitę šiandien dieną.
arba artimiausią tada skyrių važiuoti. Na kągi, artėjame visiškai pabaigai, daugiau klausimų aš jau ir nematau. Aš dar noriu Tai duoti klausimą. norėčiau padėkoti. O atsiprašau, manęs negirdit? Taip, klausome jūsų. Aš norėčiau paklausti. Sakykime, investuojant ir po to norint išsimtas jau kažką ten, jeigu gauni, reikia sutuoktinio parašo, prašymo. Ir kaip tą parašą, jeigu tu neturi elektroninio parašo, kaip reikia jį ten, o sutuoktinis lovai guli. Tai šiaip reikėtų vėlgi pasiskambinti į banko skyrių, ar nėra galimybė per video skambučio metu galbūt pateikti sutuoktinio įgaliojimą, nes mes dažniausiai tai paimam įgaliojimą jau prieš perkant, kad vat, būtent pardavimo atveju taip nenutiktų ir nereikėtų ieškoti, kaip tą sutikimą pateikti, bet vėlgi, kadangi nežinau pilnos istorijos, tai jūs pabandykit paskambinti ir susitarti skyrių, galbūt kokius šiandien dienai mes tos sprendimus turime. Nes tas video konsultacijos metu irgi yra galima daug dalykų padaryti. Ar galima pateikti sutuoktinį įgaliojimą, vėlgi nuoširdžiai, tai yra tikrai toks smulkus klausimas, mintinai negaliu atsakyti, nes nesu susidūrus paskutiniu metu. Tai tiksliausias atsakymas bus paskambinus, bet video konsultacijos metu... Apskritai, o kaip parašą, jeigu kažką, neturi elektroninio, kaip pasirašyti, čia iš vis, aš čia gal apie kitą dalyką pasakysiu. Į banką sumokėjom, tai ne į banką, už šiukšlės, per daug. Ir dabar, kad grąžintos pinigus, irgi reikia parašyti prašymą ir reikia pasirašyti elektroniniu parašytą. Tai ką daryti, jei neturi? Bet jūs galite padėti ir susidėkti Smart ID patys su biometriniais duomenimis ir tada turėti tą pasirašymo priemonę ir tada tokiu būdu pasirašyti. Tai čia ne parašas, čia kažkas kitas? Smart ID tai yra prisijungimo priemonė ne tik prie banko, bet Smart ID jūs galite naudoti jungiantis tiek prie registrų centro, tiek prie daugybės skirtingų institucijų, tiek prie Ignitis, kur tik tai noris. Tai jeigu jūs norite neišeinant iš namų naudotis paslaugomis ir dėti savo parašą, tai vis tiek tą priemonę vienu ar kitu būdu reikės susikurti ir turėti, nes kitaip bus sudėtinga ir taip tada reikės fiziškai atvykti, nes tiesiog negalima kitokiu būdu jūsų identifikuoti, kad tai tikrai yra jūsų noras šitą operaciją atlikti. Jo, bet tai lovai guli žmogus. Negali išeiti iš namų. Tokiu atveju, tai aš nežinau, čia turi kažkokį irgi gal paskaitą. Kaip daryti tada? Kaip paminėjau, tai yra skaitmeniniai sprendimai, sudėgiamas Smart ID arba tas vienkartinis, aš turbūt dabar nepateiksiu. Irgi, kad pamokyt, kaip čia daroma. Gali būti ir notaro įgaliojimas, galbūt tada kažkam kitam duoti, suteikti galimybę, bet vėlgi tas žmogus vis tiek turės pasirašyti ir kažkaip su to notaru jis turės susitikti tą vieną kartą, nes jis turi išreikšti valią, kad jis sutinka, kad viena ar kita operacija būtų atlikta. Taip. Bet ką tik Senjorų pasaulio Vida Greičiuvienė pasidalino YouTube įrašu, komentarų laukelį žiūrėkite, mes turėjom specialius mokymus, kaip pasirašyti elektroniniu parašu. Tai galite pasižiūrėti YouTube ir jeigu kartais kiltų kažkokie klausimai, tai galit kreiptis ir į mane, mūsų ekspertai atsakys. Bet Senjorų pasaulis įdėjau nuorodą į YouTube dėl elektroninio parašo. Tobulai. Mes dar turim vieną klausimą, bet aš jau labai turiu atsiprašyti, kadangi laikomės truputėlį ir šio buvimo Senjorų pasaulyje Zoom platformai protokolo, jau turime 4 minutės viršyje, tai nežinau, Vida, ar leisite dar į paskutinį klausimą atsakyti, ar... Tai jeigu tik tai Sigita gali, tai atsakom, nes čia apie saugų pirkimą, man atrodo, kad čia labai svarbus klausimas ir tada tikrai viskas jau paskutinis pabaigiam. Isabė klausia, ar galite pasakyti apie saugų pirkimą, registracijoje nepriima slaptažodžio, nors pakanka visokių ženklų slaptažodyje. Tai čia greičiausiai kalba eina apie susikūrimą savo paskyros ir negalit užsiregistruoti, nes slaptažodžio netitinka reikalavimų, prašo susikurti labai ten sudėtinga. Tai iš tikrųjų greičiausiai tai yra tai, kad
labai atidžiai reikėtų pasiskaityti, ko prašo, kokių reikalavimų yra. Dažniausiai ten būna, pavyzdžiui, 11 ženklų, būtinai turi būti viena maža raidė, viena didelė raidė, didžioji, mažoji, ir tada dar būtinai turi būti skaičiai ir dar būtinai turi būti koks nors ženklas, kaip ten šauktukas, klaustukas, brūkšnelis, kažkokie va dar tokie papildomi ženklai. Čia tas jau yra, kur labiausiai labai reikalauja. Tai dažniausiai va šitos visus prašo panaudoti. Tai jeigu jūs ten, pavyzdžiui, ne viską panaudojat, jums dėl to ir neleidžia. Tai reikėtų pasiskaityti, ko konkrečiai, koks tas yra reikalavimas būtent tos slaptažodžio susikūrimui. Tai šita dalis. Ir aišku, labai gerai, nes mes dar turim, aišku, čia ne šitos paskaitos metu, bet tikrai mes būna ir jaunimą mokom, kaip susikurti tą ilgą slaptažodį, kur su daugybė ženklų nieks nesuprastų, bet jūs puikiai suprastumėte, apie ką tai yra. Tai čia ateitie. Bet kuo ilgesnis, sudėtingesnis, to geriau. Kągi, tai dėkojame Sigita už tikrai prasmingą paskaitą. Tie klausimų jau seniai lektoriai buvo sulaukę. Iš tikrųjų, taip kaip ir galvojame, kad sulauksime daug klausimų, nes, finansai visada yra labai svarbu. Ir ypatingai, tie klausimai turbūt ne apie pačią sąskaitą, bet čia apie skaitmeninę erdvę, kas kartais kelia keblumų. O paskutinis klausimas dar kartelį man parodė, kad informaciją dalintis reikia ir dalintis, kad ir keletą kartų. Ir kai mes išgirstame, nesijungsiu, nes šitą paskaitą aš jau girdėjau. Tai galvojant apie saugaus slaptažodžio sukūrimą, tai šią temą turbūt galime kartoti ne vieną ir ne 10 ir ne 20 kartų. Ir jinai tikrai, girdime, yra labai reikalinga. Taip kad dar kartelį prisiminkite, kai kuriate slaptažodį, dabar jau ir pas mus organizacijoje nepraleidžia su bet kokiu paprastu, turi būti bent viena didžioji raidė, bent viena mažoji raidė, bent vienas skaičius, bent vienas simbolis, eta, pasviras, brūkšnys, brūkšnelis ir panašiai. Žodžiu, kad niekas nespėtų, nekurkite slaptažodžio kaip anksčiau, vardas, pavardė ir gimimo metai. Tai buvo vieni populiariausių turbūt, arba 1, 2, 3, 4, 5. Tokių slaptažodžių jau niekas nepraleis ir neleis susikurti vienos ar kitos paskyros ar kažkur užsukti, įeiti, prisiregistruoti. Tai linkiu domėtis ir toliau. Projekto nei vienas nėra pamirštas lektorių paskaitomis, o mes pažadame, kad, lektorių ir su naujomis temomis, su jums reikalingomis kasdienybėje temomis atvesime vis daugiau ir daugiau. Šioje platformoje jau žadame kurti ir pradėjome generuoti savo platformą. Taip kad ačiū labai dar kartelį projekto lektoriai Sigitai ir labai ačiū visiems prisijungusiems ir be galo nuoširdus ačiū Senjorų pasauliui už galimybę būti čia, Senjorų pasaulio Zoom platformoje, kuri mus visus vienyje. Tai gražaus jums vakaro ir kviečiame jungtis ir toliau. Viso geriausio. Viso geriausio visiems. Ačiū ir gero vakaro. Ačiū labai. Ačiū Sigitai už Viso geriausio. Ačiū jums.